Sveiki! Prieš jūsų akis RPG stiliaus programavimo žaidimas Code Combat. Jo esmė – užprogramuoti herojaus veiksmus, kad jis pasiektų tikslą. Tai yra, sukurti jam tarsi dirbtinį intelektą. Kas geriausia, nereikia jokių išankstinių programavimo žinių. Viską suprasite eigoje. Galima pasirinkti norimą kalbą. Lietuvių išversti tik keli žodžiai, tad kitkas kol kas bus angliškai. Spaudžiam play. Čia krauna daug grafikos, todėl reikia ne per seno kompiuterio. Pageidaujama 2 GB RAM, bet man veikia ir su vienu. Kaip matome, mūsų laukia daug išbandymų. Pirmas lygis – Dungeon, požemis. Jame bus 15 užduočių. Išmoksime užrašyti programas, naudoti įvairias komandas, funkcijas, kartojimo sakinius ir kintamosius. Spaudžiame play ir matome bendrą šio lygio žemėlapį. Pirmoji užduotis čia. Dungeons of Kidheart. Play. Susipažinkime su savo herojumi ar heroja. Galima pasirinkti. Taip pat galima pasirinkti programavimo kalbą. Standartiškai Python. Viena lengviausių pradedantiesiems. Tarp kitko, su ja sukurtas YouTube. Bet galima išbandyti ir JavaScript ar dar kelias egzotiškesnės. Spaudžiam Next. Inventorius. Jis herojui suteikia įvairių gebėjimų. Tai yra komandų arba funkcijų, kurias galėsime panaudoti programuose. Štai batai leidžia vaikščioti, naudojant funkcijas move down, move left, move up ir panašiai. Tad apsiaukim batukus ir keliaukime pažaist. Play. Mūsų tikslas – neužsirauti ant spyglių, paimti deimantą ir pageidautina nedaryti programavimo klaidų. Start. Taip, matome, kaip atrodo dabar bendras vaizdas. Čia veiksmo scena, čia programos langas. Jame yra duota programos pradžia ir mums reikia pratęsti. Pabandom, ką jinai daro. Matom, paeina vieną kartą į dešinę. Toliau reikės paeiti dar žemyn iki sekančio sustojimo taško ir į dešinę dar kartą. Del reiškia, kad komanda bus taikoma pačiam herojui, bet jos įvedinėti kiekvieną kartą nereikia. Mes tiesiog pradedam rašyti komandos pavadinimą ir mums pasiūlo galimus variantus move down. Pasirenkam iškart įterpę papildomus reikalus ir dar kartą move right ir run. Češin. Na, dar užuominos, kad galima užstrigus pasinaudoti helpu. Taip, pavyko čia. Gerai, nereikia. Dabar pasakė, kad viskas gerai, jeigu būtų klaidų, čia irgi praneštų, spaudžiam done. Gavom visokio plauko bonusų, puiku, continue. Ir vėl mes esame žemėlapyje, matome, kur yra sekanti užduotis, bet prieš tai siūlau užsiregistruoti, kad jūsų pasiekimai nedingtų ir kitą kartą galėtume tęsti. Sign up. Galima prisipirkoti su Facebooku arba su Gmailu. Na, gerai, aš jau čia prisiregistravęs turiu, tai dabar nerodysiu. Ir sėkmės žaidžiant toliau.